Sveiki, čia Mantas Petrauskas, vienas iš Virusai LT komandos narių. Sulėtėjo kompiuteris? Pastebėjote netikėtų pranešimų? Programos pasileidžia automatiškai ar pačios nustoja veikti? Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte taip, jūsų kompiuteris užkrėstas virusu. Anksčiau virusai te buvo erzinančios, tačiau visiškai nekenksmingos programos. Bet šiandien jie visi yra kuriami siekiant pavogti iš žmonių jų pinigus. Svarbiausi taikiniai yra kredito kortelės, bankų sąskaitos ir įvairūs slaptažodžiai. Taigi, jeigu jūsų kompiuteris yra užkrėstas, kažkur esantis hakeris gali prisijungti prie visos jame esančios informacijos ir kaupti ją tol, kol jam pavyks patekti į jūsų banko sąskaitą, bei pavogti iš jos visus pinigus. Šiuo momentu jūs turbūt galvojate, kaip aš galėčiau ištrinti šį virusą ir apsaugoti mano kompiuteryje esančią informaciją. Tam aš sukūriau specialias instrukcijas, kurios paaiškina, kaip tai padaryti pačiam ir nemokamai. Jei esate IT ekspertas, jūs tikrai nesusidursite su sunkumais redaguodamas Windows registrą, procesus ir įrenginių tvarkykles. Vis dėlto, jeigu apie tai neturite jokio supratimo, bandydamas atlikti tai, ką pateikiau žemiau, galite tik dar labiau pakenkti savo kompiuteriui. Ką turėtų daryti paprastas žmogus, kuris nėra baigęs jokių su kompiuteriais susijusių mokslų? Iš esmės, jūs turite 3 pasirinkimus. Pirmas, jūs galite nunešti savo kompiuterį į Fortaka, PC Help ar Fixes ir paprašyti ten dirbančių žmonių jį sutvarkyti. Šių firmų patikimumu aš tikrai neabejoju, tačiau atkreipkite dėmesį, jog dažniausiai jos ima valandinį mokestį, todėl jūsų viruso šalinimas gali kainuoti net 100 eurų. Be to, jūs turėsite palikti jiems savo kompiuterį mažiausiai keletui dienų. Ar galėtumėte tiek be jo ištverti? Kitas pasirinkimas yra paskambinti 118 ar kokiam nors panašiam pagalbos centrui, kuris jūs sujungs su IT ekspertu. Prisijungęs prie jūsų kompiuterio nuotoliniu būdu, jis turėtų sugebėti jį sutvarkyti, tačiau tai taip pat užtruks mažiausiai porą valandų, o jūs turėsite sumokėti 50 ar daugiau eurų siekiantį mokestį. Ir taip mokėsite kas kart, kai jūsų kompiuteris apsikrės virusu. Arba jūs galite atsisiųsti vienintelę programėlę, kuri iš jūsų kompiuterio pašalins šį ir visus kitus virusus už mažiau nei 30 eurų. Taigi, kas yra ši programa? Ji priklauso kompanijai, kuri gyvuoja daugiau nei 13 metų. Ją kasdien naudoja daugiau nei 40 milijonų žmonių, kadangi ji vos per 1 minutę pašalina 99,9% visų žinomų virusų. Tik negalvokite, kad aš čia kalbu niekus. Ši programa susilaukė puikių įvertinimų iš tokių žiniasklaidos gigantų kaip fastcompany.com, CNN, Forbes, The Wall Street Journal ir PC World. Vis dėlto, jei dėl kokios nors priežasties ši programa negalės ištrinti jūsų viruso, mano minėta kompanija suteiks jums galimybę pasinaudoti tokią pačią pagalbą, kaip ir 118 pagalbos centro siūlomas nuotolinis IT eksperto prisijungimas prie jūsų sistemos. Žinoma, jis nemokamai prisijungs prie jūsų kompiuterio tiek kartų, kiek jums reikės. Be to, ši programa saugos jį ir ateityje, kad jis ir vėl nebūtų užkrėstas. Tiesa, aš privalau paminėti dar vieną gerą dalyką apie šią kompaniją. Jei jo siūloma programa dėl kokios nors priežasties jūsų netenkins, jūs galėsite susigrąžinti savo pinigus. Vis dėlto, aš tikiu, kad išbandę šią programą savo kompiuteryje, jūs niekada nenorėsite jos grąžinti. Bet aš nenoriu čia plėstis. Jūs pats turite išbandyti šį produktą. Tam jums tereikia paspausti ant žemiau pateiktos nuorodos ir nemokamai atsisiųsti šią programą į kompiuterį. Nedelskite, nes jūs jau šiandien galite pašalinti savo virusą.